Taip jau išėjo, kad 25 metų gruodį sugalvojau pakeisti savo veiklą, išėjau iš samdomo darbo ir pradėjau savo projektus. Na, o mano projektai reikalauja stipraus fizinio kūno, todėl, taikydamas visas savo žinias, sugalvojau pakeisti, pagerinti savo fizinę sveikatą. Per pastarąsias 60 dienų aš mažiausiai badaudavau 16 valandų per parą. Tačiau mėgstamiausias šablonas yra 21:3, kada 21 valandą badauju ir 3 valandas maitinuosi. Paspausk patinka ir subscribe. Tai man tikrai padės nešti sveikatos žinią. Prieš tai, kai aš išėjau iš darbo, mano kraujo spaudimas buvo 167/95. Labai gerai prisimenu tos momentus, kai galva tinksėdavo ir visas veidas būdavo raudonas. Gliukozė kraujyje ryte nevalgius būdavo virš 6, pastovus galvos, sąnarių skausmai, maži energijos lygiai. Miegas apskritai būdavo tragiškas, nes pabusdavau 4-5 kartus per naktį. Nenorėčiau grįžti tuos laikus. Daugiau energijos dienos metu, pagerėjo miegas, sumažėjo sąnarių skausmas, galvos skausmai ir svarbiausia, šaldytuvas nustojo būti mano geriausias draugas. Anksčiau mes beveik vienas į kitą kreipdavomės vardu, o dabar jisai stovi kaip baldas. Prieini, atidarai, ką šiandien pasiūlysite, Mr. LG. Kraujo spaudimas nukrito iki 128/80. Tokio skaičiaus nemačiau jau ganėtinai senai. Cukraus kiekis nukrito iki 5,5, ko taip pat nemačiau jau labai senai. Sumažėjo galvos skausmai, sąnariai vis dar skauda, bet ne tiek, kiek buvo anksčiau, labai pagerėjo fizinis aktyvumas ir susitvarkė miegas. Na ir -7 kg. Tačiau su jais mano humoro jausmas neišgaravo. Ir tai nestebuklas, tai tiesiog procesas. Badavimo metu gerdavau tik tai juodą kavą ir arbatą, be jokių cukrų, be jokių papildinių ir paprastą, gryną lietuvišką vandenį. Kai būni 21 valandą badavimo režime, tavo kūnas yra kaip kempinė ir jisai nori viską traukti. Todėl, jeigu tu jam duosi iš karto didelį patiekalą, plus desertuką, plus saldžios kavos, tai neveiks ir bus nelabai gerai. Geriausia ilgesnį badavimo langą nutraukti kaulų sultiniu ir po valandos ar po pusantros jam duoti normalų patiekalą su daug daržovių, su mėsa, su garnyru ir atsigerti kavos. Motyvacija yra keistas dalykas. Jis sprogsta per pirmą mėnesį ir tada lieka disciplina. Disciplina darbuose, disciplina projektuose, disciplina pas jūs. Ir tai nėra įgimtas dalykas. Tai treniruojam. Kiekvieną dieną mažas darbas. Kiekvieną dieną mažas žingsnis į tą pusę, į kurią jūs einat. Nesvarbu, negalite eit, gulėkite tą kryptim. Kitas etapas nuo kovo 15 iki gegužės 15 dienos. Tai yra 2 mėnesiai, dar 2 mėnesiai su protarpiniu badavimu, kada aš nusistatau naują tikslą ir aš tikiuosi numesti dar papildomus 7 kg. Žodžiu, daugiau judesio, mažiau valgymo, mažiau pasimatymų su šaldytuvu. Tai buvo 60 dienų, be stebuklų, be dietų, tik režimas. Ir tai tik pradžia. Jeigu bus įdomu, kas bus dar po 60 dienų, sek šitą eksperimentą, spausk like, subscribe, paspausk varpelį, kad pamatytum pranešimus pirmas, na, o man tai padės skleisti sveikatos žinią. Su jumis buvau aš, Andrius iš emocinio valgymo. Pasimatysim kitose mano video. Ate.